9 skyrius. Vietos gyventojų dalyvavimas tvarkant savivaldybės reikalus. 42 straipsnis. Vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant savivaldybės reikalus sąlygos. Savivaldybė sudaro sąlygas vietos gyventojams dalyvauti tvarkant savivaldybės reikalus. Tai yra, informuodama vietos gyventojus, konsultuodamasi su vietos gyventojais, vertindama ir viešindama konsultacijų su vietos gyventojais rezultatus, įtraukdama vietos gyventojus į sprendimų priėmimą. 43 straipsnis. Vietos gyventojų informavimas. Vietos gyventojų informavimui keliami reikalavimai. Informacija turi būti skelbiama taip, kad visi vietos gyventojai turėtų galimybę ją gauti savivaldybės ar savo iniciatyva. Gyventojų grupės, kurios gali tiesiogiai paveikti ar paveiks savivaldybės administravimo subjektų priimami sprendimai, turi būti informuojamos savivaldybės iniciatyva. Informacija skelbiama ne mažiau kaip 2 būdais, iš kurių vienas – informacijos skelbimas savivaldybės interneto svetainėje, kiti informacijos skelbimo būdai parenkami atsižvelgiant į informacijos gavėjo skaičių, jų gyvenamąją vietą ar interesų grupę. Informacijos tekstas formuluojamas taip, kad informacija būtų suvokiama ir asmenims neturintiems atitinkamos srities specialiųjų žinių ir pateikiamas taip, kad būtų prieinamas asmenims su negale. Jeigu informacija teikiama teisės akto ar kito informacijos šaltinio pagrindu, pateikiama interneto nuoroda į šį teisės aktą ar informacijos šaltinį arba nurodomas teisės akto pavadinimas, jo data ir numeris ar informacijos šaltinis. Informuojant nurodomi savivaldybės vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio kontaktai, duomenys ar asmens, kuris gali pateikti papildomos informacijos kontaktiniai duomenys. Informuojant apie numatomą konsultaciją, nurodoma konsultacijai teikiamo klausimo esmė, konsultaciją atliksiantis savivaldybės administravimo subjektas ir jo kontaktiniai duomenys. Siūlomas klausimo sprendimas, galimos teigiamos ir neigiamos sprendimo pasekmės, taip pat numatomos konsultacijos forma, vieta, laikas, trukmė. Informuojant apie konsultacijų rezultatus, pateiktą vietos gyventojų nuomonę, nurodoma konsultacijai teikto klausimo esmė. Konsultaciją atlikęs savivaldybės administravimo subjektas ir jo kontaktiniai duomenys, įvykusios konsultacijos forma, vieta, laikas, trukmė, konsultacijoje dalyvavusių gyventojų skaičius, šių gyventojų nuomonių pasiskirstimas arba pateiktų nuomonių apibendrinimas. Informacija apie konsultacijų rezultatus, pateiktą vietos gyventojų nuomonę, turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po konsultacijos. Informacijoje negali būti politinės reklamos. 44 straipsnis. Konsultacijos su vietos gyventojais. Konsultacijoms su vietos gyventojais keliami reikalavimai. Konsultuojamasi su tomis vietos gyventojų grupėmis, kurias tiesiogiai paveiks ar gali paveikti savivaldybės administravimo subjektų priimami sprendimai, tačiau sudarant galimybę ir kitiems vietos gyventojams pateikti nuomonę. Konsultacijos forma, laikas, vieta ir trukmė parenkami tokie, kad visų suinteresuotų vietos gyventojų dalyvavimas konsultacijoje būtų objektyviai įmanomas. Vietos gyventojų nuomonė pateikta per konsultacijas turi būti atitinkamos savivaldybės administravimo subjekto vertinama priimant sprendimą dėl konsultacijai teikto klausimo. Savivaldybės administravimo subjekto sprendimas priimtas įvertinus konsultacijų rezultatus ir tokio sprendimo priėmimo motyvai turi būti paskelbti laikantis šio įstatymo 43 straipsnio 1, 4 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų. Vietos gyventojų asmens duomenys tvarkomi tik tuo atveju, kai būtina užtikrinti grįžtamąjį ryšį. Informacijos apie konsultacijų rezultatus pateikimą su konkrečiu gyventoju išskyrus atvejus, kai organizuojama vietos gyventojų apklausa. Tokiu atveju tvarkomi šie asmens duomenys. Asmens vardas, pavardė ir paties gyventojo nurodyti jo kontaktiniai duomenys. Konsultuojantis su vietos gyventojais, jų asmens duomenys negali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
Konsultacijų su vietos gyventojais formą, vietą, laiką, trukmę pasiūlo konsultacijas inicijuojantys subjektai. 45 straipsnis. Konsultacijų su vietos gyventojais formos. Vietos gyventojų apklausa, vieši svarstymai, susirinkimai, forumai, diskusijos, konsultavimasis elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje. 46 straipsnis. Apklausos principai. Apklausos rezultatai sprendimą priimančiam savivaldybės administravimo subjektui yra patariamojo pobūdžio. Dalyvavimas apklausoje yra laisvas ir grindžiamas visuotinė lygia teisė tiesiogiai pareikšti nuomonę. Apklausą inicijuoti ir joje dalyvauti gali asmenys, kuriems apklausos dieną yra sukakę 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę tos savivaldybės teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą toje savivaldybėje. Šiam reikalavimui užtikrinti tvarkomi šie asmens duomenys. Asmens vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamosios vietos adresas. 47 straipsnis. Apklausai teikiami klausimai. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškasias funkcijas. Savivaldybės taryba gali nustatyti klausimus, kuriems spręsti turi būti organizuojamos apklausos. Apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo bei gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, pavadinimų joms suteikimo ir keitimo organizuojamos vadovaujantis teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymų. 48 straipsnis. Apklausos būdai. Yra šie: tiesioginis vietos gyventojų nuomonės įrašymas ir apklausos dalyvių sąrašo lapus. Apklausa elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje. Atliekant apklausą elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje turi būti užtikrinti šio įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai. Taip pat turi būti užtikrinta galimybė vietos gyventojams pateikti savo nuomonę apklausoje teikiamų klausimų šios dalies pirmame punkte nustatytų būdu. Apklausos būdą ir apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius. Sprendimą dėl apklausos būdo, laiko, vietos, trukmės ir apklausos teritorijos priima meras, paskelbdamas apklausą. 49 straipsnis. Apklausos teritorija. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos ar kelių seniūnijų aptarnaujamoje teritorijoje ar teritorijose ar jos dalyse, arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kurios teritorijos vietos gyventojams sprendimas, dėl kurio teikiamas klausimas apklausai, turės tiesioginį poveikį. 50 straipsnis. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė ir jos įgyvendinimas. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui. Savivaldybės gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5% iniciatyvinės grupės siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų reikalavimu. Savivaldybės taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimų reglamento nustatyta tvarka. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina reglamento nustatyta tvarka. Seniūnas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai paskirtų klausimų. Seniūnas apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina reglamento nustatyta tvarka. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę vietos gyventojai įgyvendina tiesiogiai. Šiam tikslui sudaroma iniciatyvinė grupė ir ne mažiau kaip 10 vietos gyventojų. Iniciatyvinės grupės atstovas pateikia merui prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, siūloma apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės atstovas. Iniciatyvinės grupės atstovas prašyme nurodo duomenis, sudarančius galimybę užtikrinti šio įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą asmenims, inicijuojantiems apklausą, savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą.
Jeigu iniciatyvinės grupės prašyme pažymima, kad apklausai teikiamo klausimo tekstas yra preliminarus, šios grupės atstovų prašymų savivaldybės administracija suteikia reikalingą pagalbą rengiant galutinį apklausai teikiamo klausimo tekstą. Galutinį klausimo tekstą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ir jis pateikiamas merui. Meras, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą ir galutinį apklausai teikiamo klausimo tekstą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas registruoja iniciatyvinę grupę ir išduoda jos atstovui ar atstovams vidaus reikalų ministro tvirtinamos formos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapus. Gyventojų iniciatyvos paskelbti apklausą teisei įgyvendinti nustatomas 2 mėnesių laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo vietos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapų išdavimo dienos. Jeigu per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą reikiamas siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų parašų skaičius nesurankamas, laikoma, kad apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė neįgyvendinta. Iniciatyvinė grupė surinkus reikiamą siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičių, šių parašų rinkimo lapus perduoda merui per šio straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą. 51 straipsnis. Sprendimo paskelbti apklausą priėmimas ir apklausos organizavimas. Jeigu per šio įstatymo 50 straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą yra surinktas reikalavimas siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir parašų rinkimo lapai perduoti merui ir nenustatyta vietos gyventojų parašų klastojimo atveju ar savanoriškumo principo pažeidimu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo parašų rinkimo lapų perdavimo merui dienos, meras privalo paskelbti apklausą. Kai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendinama ne mažesnės kaip 1/4 savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimų, meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios grupės reikalavimo gavimo dienos. Meras gavęs reglamento nustatytą tvarką pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti apklausą. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą ar atstovus. Nustatant apklausos komisijos sudėtį, nurodomi šie duomenys. Komisijos nario vardas, pavardė, jo pareigos komisijoje. Jeigu komisijos narys yra savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, nurodomos ir jo pareigos savivaldybės administracijoje. Jeigu komisijos narys yra iniciatyvinės grupės deleguotas asmuo, nurodoma, kad tai yra iniciatyvinės grupės atstovas. Mero potvarkis paskelbti apklausą ir informaciją gyventojams apie nustatomas konsultacijas turi būti paskelbti laikantis šio įstatymo 44 straipsnėje nustatytų reikalavimų. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto. 51 straipsnis. Apklausos rezultatų paskelbimas. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia merui. Meras paskelbė apklausos rezultatus laikydamasis šio įstatymo 43 straipsnėje nustatytų reikalavimų. 53 straipsnis. Apklausai teiktų klausimų svarstymas. Savivaldybės taryba privalo artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje reglamento nustatytą tvarką svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktų klausimų pareiškė ne mažiau kaip 10% apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Savivaldybės tarybos sprendime dėl apklausai pateikto klausimo turi būti nurodyti apklausos rezultatai ir savivaldybės tarybos sprendimo motyvai. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausos pateikto klausimo turi būti paskelbtas laikantis šio įstatymo 43 straipsnėje nustatytų reikalavimų.